ogi senovės Egipte. Ten, kaip jinai buvo šventi ir jei nužudydavai, galėjai gauti mirties bausmę. O jų rašymas ne raidės, o paveiksliukai, hieroglifai. Ir tie išrinktieji gali keisti visą senovės Romos imperiją. O visą tai daugiau buvo negu prieš 2000 metų. Senovės egiptiečiai žaisdavo su šį žaidimą, kurio pavadinimas yra senes, ir jis yra senesnis negu 5000 metų. Jis simbolizuoja sielos keliavimą į kitą pasaulį. Jis žaidžiamas taip, jog paimami pagaliukai ir jie šiame žaidime yra tarsi kauliukai. Jeigu metame juos, kiek šviesių pusių įrodys viršui, tiek mes galėsime paeiti žingsnių. O šio žaidimo tikslas yra, kad kuo greičiau ištrūkti iš šitos visos lentos. Tai sveiki, šiandien pristatysime viduržemio laikotarpį. Žmonės apsirengia paprastai, daugumą dėvėjo lininius ar vilnoninius drabužius, priklausomi nuo socialinės padėties ir darbo. Dirbo žemės ūkyje, augino maistą, laikė gyvūnų. Žaisdavo šaškes ir kitus lentelės žaidimus ir kitas su taikiniu ir akmenukais. Pataikykite mažą vidurės gausi 2 taškus. Aš esu populiarus ir gerai žinomas renesanso lietuvių rašytojas Mikalojus Daukša. Atėjau jums papasakoti ir pasidalinti mano patirtimi renesanso laikotarpyje. Renesansas truko tarp 14 ir 17 amžiaus. Tai panašiai atrodė mūsų kilmingieji žmonės. Tą laikį žmonės leisdavo įvairiai žaidimas. Tai šachmatų lenta ir turime kortas. Tai norėtumėm pakviesti 2 savanorius, kurie moka žaisti šachmatus. Pramonės revoliucija prasidėjo 18 amžiaus pabaigoje Anglijoje. Populiariausių stalo žaidimo buvo 9 vyrų molius. Arba čia, o kokia esmė? Toliau dėliau, kad negali mokėti. Vies reikia dabar. Ai, okay. O paaiškiai čia galiu?